Hi, I'm Jim Jarmusch. I'm in New York City, the home of Jonas Mekas. But I regret that I'm not able to be in Vilnius, in Lithuania with you. I wanted to be there to celebrate the amazing Jonas Mekas. But in any case, I send you by video this message of congratulations to Jonas Mekas, and to thank all of you for your hard work at the Jonas Mekas Visual Arts Center in Vilnius. But I just wanted to say that Jonas Mekas is such a great inspiration to me and so many of us, not just filmmakers, but artists working in all genres. He has really expanded our minds and opened up our souls to the possibilities of expression in so many ways. So I just wanted to, from New York, send this message across to you. I hope you have a wild time celebrating the amazing Jonas Mekas and celebrating yourselves for all the hard work I'm sure you've all done. But Jonas, you are an international treasure to us all, and my respect is so deep that I just want to congratulate you and thank you for all the gifts that you've given all of us through your expression over so many years. Pažįstu Joną Meką gal nuo 1998 metų, kada kurį laiką gyvenau Niujorke ir tiesiog suvedė keliai su juo ir tuomet dirbau ABC televizijoje Niujorko 7 kanale ir neturėjau ten ypatingai daug draugų ir su juo supažindino Vytautas Landsbergis, jaunesnysis. Ir pamenu, kada Jonas klausė, ar tu žinai šitą režisierių, ar Paul Šaricą, ar dar kažkokį. Aš nieko iš to nežinojau, nes turėjau supratimą apie kino filmus, apie dokumentinius filmus, televizijos laidas, visai kitą tą, ką mes matome televizijoje. Meką nėra taip paprasta apibrėžti, jo tas kūrybos kelias irgi labai įvairus buvo. Jis yra labai savitas pirmiausia, gal dėl to jis ir paliko tokį ryškų pėdsaką, tą istoriją kino. Tai yra žmogus, kuris paliko pėdsaką kino istorijoje, ne Lietuvos kino istorijoje, ne Latvijos, ne Amerikos, o apskritai pasaulio kino istorijoje. Ir tai turbūt yra svarbu, nes tokių žmonių yra labai mažai lietuvių kilmės arba lietuvių. Jų iš vis yra, bet galima suskaičiuoti būtų turbūt kelis tik tai. 3 arba 4 per visą istoriją. Kultūrą aš turiu omeny. Tai yra tokia persona, bet tai jo filmai, jo kūryba, jinai yra sudėtinga pakankamai. Tai nėra paprastas menas. Toks kažkoks masinio vartojimo arba tai nėra taikomasis menas. Come on,
his hands. God bless them. I'm going to get the whole world. He got the whole world in his hands. 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 He got the whole world. Man jo filmai yra, man labai svarbus jo filmai ir yra bent vienas filmas, kuris padarė apskritai didžiulį įtaką mano gyvenime, mano požiūriui, mano supratimui apie meną, apie kiną, apie viską. Tai man tas filmas buvo ir daug kitų jo filmų, tai yra įdomiausi pavyzdžiai, kaip galima kurti labai asmenišką produktą, ta prasme kūrinį, kuris yra visiškai asmeniškas, jisai nieko beveik neteigia. Ten nėra abstrakcijų. Viskas yra ganėtinai konkretu, dienoraštis, žmogus, jo biografija, jis pats apie save pasakoja ir savo, taip sakant, gyvenimo nuotykius. Jis nekuria iš to legendos, tai yra toks, sakyčiau, ganėtinai primityvistinis požiūris į visą tai. Tie filmai tuo pačiu metu, jie lyg ir labai paprasti ir primityvus, ir primityvistiškai, ne tik primityvus, bet toks primityvistinis požiūris. Tai yra taip, ką aš matau, apie tą filmuoju, gerai filmuoja, blogai filmuoja, tai nėra visiškai svarbu. Svarbu tas impulsas, ta akimirka, kada jam atrodo tai svarbu, būtent ištraukti kamerą ir filmuoti tą akimirką. Ir tai nesvarbu, ar tai įžymybė, o gal žmonės mėgsta jo filmus už tai, kad ten labai daug kokia nors šaka ten juda ir nieko daugiau nevyksta. Tai čia tame kažkokia kino magija yra. Galbūt dėl to ir yra daugybė tų jo, vadinkim, pasiekėjų, mokinių ir žmonių, kuriems jisai padarė įtaką. Žmonių, kurie dirba profesionaliai labai tuo, kaip čia pasakius, įvairiausių lygių. Tiek nacionalinių, tiek tarptautinių, tiek kažkokie nacionaliniai režisieriai, ir lietuvių yra, kuriem padarė įtaką, ir nelietuvių, ir amerikiečių, ir japonų, ir ko tik norit, ir žinomų, ir nežinomų, ir visokiausių. Pamenu savo įspūdį pačioj pradžioj, kad, sunku buvo žiūrėti. Ir jisai, su jo kantrybė, jisai pasakodavo, aiškindavo, mes diskutuodavome su jo draugais apie filmus ir aš po to tiesiog pamačiau gilumą būtent to nekomercinio filmo, kad tai nėra viena naratyvas, nėra kažkokia istorija pasakojanti. Tai yra kaip ir literatūroje, ne proza, o daugiau yra haiku, poezija ir yra kitos literatūros, jeigu taip sulygit formos. Ir vėliau su juo tęsdavom bendravimus ir 2007 metais kilo Vilniaus miestų idėja atidaryti centrą Jono Meko. Tiesiog tapau šito centro vadovu. Centro tikslas yra propaguoti nekomercinį, galbūt atstovauti Jono Meko kūrybą ir pristatyti Lietuvos žmonėms ir aplinkinių regionų žmonėms. Tai yra Rusijai, Ukrainai, Latvijoje, Vokietijoje, kitaip sakant. Ir tam tikrą prasme burti ir padėti jauniems žmonėms, jauniems menininkams, nebūtinai kino režisieriams, bet tiesiog menininkams. Pristatyti save, kada jie neturi kitų galimybių kitose erdvėse tą padaryti dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Ir, pavyzdžiui, mes matome, arba Jonas mato, jisai pastoviai
pataria, kurios parodos būtų reikalingos, kaip jos turėtų būti ir jis rekomenduoja ir gana aktyviai dalyvauja tų parodų pasirinkime. Ir va tą ir darome, taip pat atstovaujame ir pristatom Jurgį Mačiūną. Kita lietuvį, viena iš žymiausių Fluxus įkūrėja. Tai va, dvi pagrindinės kryptis. Dabar paskutiniais metais ypatingai daug orientuojamės pristatydami, sakykime, Joną ir Fluxus įvairiose šalyse. 2010 darėme parodą Ukrainoje. Paroda buvo pripažinta geriausia tais metais. Darėme Gruzijoje, darėme Vysbadene. Dabar gruodžio mėnesį turėsime labai didelę parodą New York'e, būtent Fluxus, tai yra The School of Arts of the Cooper Union, tokia viena prestižiškiausių mokyklų.